Ei, sveiki draugai, na ką, šiandieną vėl sekmadienis ir, laukia jau beveik atėjo, kaip ir žiūriu, žiema, jau naktį netgi minusas buvo, bent jau pas mane. Čia kaime, tai buvo vieną rytą netgi -4, tai jau taip, žinai, tai persikraustėme į pirtį. Pirtį čia jau židinukas kūrenasi, jau šilta, gerai, va galima net su maikutė sėdėti. Ką, šiandieną vėlgi maisto video, bet maisto šiandieną negaminsime. Na, tuoj parodysiu, ką mes šiandien darysime. Na, o prieš tai, kai visą laiką norėsiu jūsų paprašyti, tai nepamiršk, jeigu dar nesi to padaręs, būtinai paspausk subscribe mygtuką, skambutį, kad nepraleistum mano naujų video. Taip pat pakomentuok būtinai po šio video, kas patiko, kas nepatiko šiame video. Galbūt pasiūlyk savo kažką, tai ką kitą video man paragauti ar dar ką nors. Kažko tai įdomesnio. Tai laukiu jūsų būtinai komentarų, taip pat laikai, dislaikai, jeigu nepatiko. Ir tiek, taip pat gali prisidėti prie kanalo. Tai yra po mano kanalo aprašymų PayPal accountas, yra Contribui. Ir taip pat po šio video paskrolink į kairę, rasi širdutę su žodžiu thanks. Jei ją paspaudęs žinosi, ką reikia ten padaryti. Tai tiek. O dabar ateikit prie stalo ir aš jums parodysiu, ką mes šiandien darysime. Na, o šiandieną mes darysime ragavimo video, tai ragausime 2 produktus. Tai vienas produktas likęs iš Candy Popo, štai tokie aštrus. Bomžpakis aštrus, tai jie vadinasi Habanero Lime ramenas. Tai vištienos skonio aštrus ramenas, taip gaunasi, ne? Ja. Tai va, štai tokį paragausime, aštrų, pažiūrėsime, ar nebus per aštru, kas ragavęs sakė, kad yra labai aštru. Na ir taip pat kažkas tai man parekomendavo, kad paragaučiau skrandžių sriubos. Tai radau Rimi parduotuvėje, Hyper Rimi, štai tokie jautienos žarnokai. Tai čia yra jautienos skrandžių sriuba, lenkiškai vadinami flekai, tai yra lenkiškų tradicinė sriuba. Na, tai paragausime tą skrandžių sriubą, žarnokus jautienos. Jis paruošiamas labai lengvai. Tai taip, iš pradžių paskaitysiu gal pavadinimą. Tai Zamostės jautienos žarnokai. Sterilizuotas produktas. Tai va, sudėtis. Truputėlį čia pas mane tamsoka. Vanduo, jaučio prieskrandžiai 30%. Daržovės įvairiomis dalimis 8%, morkos, petražolės, salierų šaknys, svogūnai, kvietiniai miltai, pomidorų koncentratas, druska ir kaip ir viskas. Pamapol kažkokia tai firma yra jautienos žarnokai, tai mes šiandieną jos paragausime. Paruošimo būdas. Pakuotės turinį sudėti į puodą, kaitinti kartketėmis pamaišant, patiekti šiltą su duona ar kitais priedais. Štai taip atrodo paruošimo būdas. Tai mes nuo jo turbūt ir pradėsime. Tai aš turiu puodą, kurį tuoj pat užsikaisime ir paragausime pirmą žarnokų, o jau ant galo ugninių makaronų. Gerai, ateikit čia arčiau, užkaisime puodą. Na štai, čia turiu štai tokį puodą, jo mums pilnai užteks, atsidarome ir viską tiesiog dedame tiesiai į puodą. Įdomu, kaip kvapas. Nu, toks įdomus kvapas. Taip, viską sudėjome ir dabar užkaičiame ugnį. Birsime ant vidutinės ugnies. Na ir laukime, kol sušils, pamaišant, kaip jie ten rekomenduoja, kol užvirs. Ką, kol užvirs mūsų žarnokai, tai norėjau pasakyti, dėl ko mes šiandien darome tokį video. Tiesiog neturėjau laiko, nespėjau niekaip šiandien padaryti normalaus maisto video, kadangi truputėlį sugedo mano mašina, tai tvarkiau ją šiandieną.
Vakar buvau gimtadienį pas kaimyną, užvakar gimtadienį pas mamą kaviniai, užvakar pas mamą gimtadienį namuose. Tai 3 dienos buvau gimtadieniuose ir šiandieną iki pietų tvarkiau savo automobilį. Ir jau nebeliko. Esu nusipirkęs šankoliukų, tai kitą savaitę bus šankoliukai Kamado Bono. Tai tikrai bus geras receptas. Siūlau nepraleisti. Na, šiandieną nusprendžiau padaryti štai tokį ragavimo video, kaip tik turėjau tos žarnokus susiradęs ir likęs ramenas nuo praeitų 2 ar 3 video. Tai, na va, gausis toksai nelabai ilgas, bet tikiuosi, kad jums patiks toksai turinys sekmadienio. Na, o kas laukiat maisto video, labai sorry, jeigu recepto kas laukiat, sulauksit kitą sekmadienį, nieko baisaus. Tai tiek. Na ką, bandom virti. Na va, jau po truputį pradeda burbuliuot, mažinam ugnį gal, kad gerai šiltų. Kaip žiūriu, pradeda skystėti, va štai mūsų visokie žarnokai. Na. Ir laukiam dabar, kol užvirs, pamaišome ir sėsime ragauti prie stalo. Tada jau žiūrėsime, kaip su tais makaronais ten aštrumu. Dar norėjau pakalbėti, visi draugai ir mano žiūrovai. Gal kas turit kažkas tai, na, savo firmą kažkokį parduoda, kažką gaminat gaminius. Tai, na, aš nenusprendžiau, jau kažkiek tai laiko kažkam dariau. Tai galbūt ir jums bus naudinga. Galiu jums padaryti reklamą. Ta prasme, integracija į štai tokius video, kažkokius jūsų produkto. Susisiekite su manim. Video aprašyme mano e-mailas ir taip pat Facebooko accountas. Ten galite man parašyti. Tikrai susitarsit. Nesu plėšikas kažkoks tai ar dar kažką. Na, bet turi jau investuotojai yra 2,5 metų į YouTube. Na, uždarbio nėra jokio. Tai bent kažkiek tai ant saldainių reikia pradėti uždirbinėti. Taip pat galvojau, bet nežinau, iš manęs toksai sveikintojas ar jaukdarys, nelabai koks. Tai, na, galima gal kažkokius trumpus video šortus daryti ir, na, pasveikinimus su gimtadienį, gal norėtumėt, kad kažką pasveikinčiau. Tai būtinai susisiekite su manim. Viską aptarsim, viską sutarsim, nemanau, kad atsisakysim vienas kito, ta prasme, supratot. Tai laukiu jūsų komentaruose arba e-mailų, arba mano Facebook'o paskyroje, Messengeryje. Man parašykit ir viską aptarsim. Na, sriubytė jau burbuliuoja. Au, kas palieka šaukštą verdančiam puode. Manau, dar 2-3 minučių ir ragausime. Kvapas toksai, įdomus sakyčiau, tikrai neeilinis. Na, paragausim. Na, štai sriubytė jau verda apie 5 minutės, tai manau, kad to mums užteks. Dar kartą pramaišom, išjungiam ugnį. Ir pilamės į bliūdelį, paragausim, kas čia per žarnokai. Na ką, sriubytė dar labai karšta. Kvapas toksai, nežinau kaip pasakyti. Kažko tai, nenoriu taip neskaniai sakyti, bet kažko primena truputėlį tokio. Esu buvęs kaime vieną kartą tvarte, kai būna, nu, ne tvarte, lauke daugiau. Nežinau, biški mėšlų tokių atsiduoda. Tai, na, labai dabar karšta, tai biški atvėsinsim. Aišku, turime vėją panosim, tai galim ir pasipūst. Pasiėmiau čia truputėlį atsigerti, jeigu ką. Bet, nu, pagal kvapą, tikiuosi, kad skonis nebus toksai kvapas. Tokie, to aš jums parodysiu, žarnokai. Va, tokie va. Nežinau, kaip biški glėvėti kažkokie, kaip kažkas. Na, bet jeigu lenkai valgo, tai manau ir mes, ne, suvalgysim. Nu ką, bandom.
pilną šaukštą imu. Nu. Ne. Skonis nėra toks kaip kvapas. Aš tai sakyčiau, truputėlį dar vandens reikėtų dapilti, nes labai sūru. Bet dėl to galbūt, kad čia iš stiklainio, bet ten nebuvo parašyta, kad reikia dadėti vandens. Kvapas tai ne, kvapas tai ne. To skrandžio ar prieskrandžio, nežinau kas čia. Parašyta buvo liktais prieskrandis. Toks biški primena kaip grybas. Biški slidus ir biški traškus, kaip baravykas būna. Nu, ne traškus, bet toksai, ta prasme, neištišta ant liežuvio, taip pasakysime. Bet skonis geras, žinokit. Tikrai geras. Įdomu net. Nu, dar vieną šaukštą. Lūpos limpa, tai, kai būna nuo kiaulių virtų kojų arba ausų. Gliutenas, ar kaip jisai vadinasi. Tai jo, jame čia irgi yra. Valgoma. Valgoma, tikrai valgoma. Ir net sakyčiau, skanu. Turiu biškį duonos. Žarnokai. Skanu. Man tinka. Toks, sakykim, delikatesas turbūt pavadinsim, ne? Nežinau. Visai galvočiau, aš žiūrėjau šiaip receptus kelis. Visai galvočiau, norėčiau pabandyti išsivirti, ta prasme, pats visą sriubą, ne tai, kad čia iš stiklainio. Su duona iš viso bomba. Realiai skanu. Skanu, tikrai skanu. Super. Na, kol kas dedam į šoną. Jau užsikimšim skrandžio. Dar mes turime paragauti rameną. Tai yra bomžpaki. Kitaip aš jos vadinu. Tai tą dabar ir padarysime. Atsidarom tą bomžpakį. Dedamės viską į lėkštę. Pribirėjo, nieko tokio. Taip, ir čia turim dar 2 pakelius. Tai yra padažas ir kažkokie tai flakes. Nu čia džiovintos daržovės, tai yra, kiek matau, morka, svogūnas ir padažiuką. Padažiuką gal dėsime po to. Pirmą užpilame vandeniu verdančiu ir palaikysime, kokias 3-4 minutės. Einam, užsikaisim dabar arbatinuką. Na štai ir užvirė mūsų arbatinukas. Tai dabar pilame viską ant ramenų, makaronų. Užpilame, kad apsemtų. Ir paliekame 5 minutėm. Na štai, kaip matote, po truputį mūsų ramenas bomžpakis pasileido. Tai dar palaukiame porą minučių. Geriau, aišku, būtų uždengt, bet neturiu čia jokio dangčio, jokios kitos lėkštutės, tai, yra kaip yra. Tai už 2 minučių nupilsime vandenį, pasiliksime tik tais makaroniukus lėkštėje. Na ką, ir atėjo laikas įsidėti mūsų padašiuką aštrui. Įdėsime visą, kiek jau čia yra. Tamsi labai ruda tamsi spalva. Taip, sudėjom visą. Tai dabar viską persimaišome.
Kvapas. Aštrumas bus geras, jaučiu. Na ką, ragausime dabar štai šito tokio aštraus. Kvapas tai jau nosį riečia. Vienu žodžiu bus čia aštru. Na ką, ir metas paragauti. Tai pasiėmiau šaukštą, kad būtų patogiau. Aš jau iš kvapo jaučiu, kad čia bus tikrai aštru. Tai pradžiai daug nesidedam. Suminiuojam truputėlį. Šaukštą. O, aš jaučiu, kaip čia bus aštru. Na, bet aš aštriai mėgstu, bet jaučiu ne taip. Sveikatą. Net per gerklę davė. Momentalus kikas. Oho. Galvojau bus aštru, bet ne taip. Na, dar vieną. Momentaliai ir prakaitas net pradėjo mušti. Būna kitas aštrumas, tai toks įsidedi, valgai, nieko. Tai po kokį 20 sekundžių, bum. O čia tik įsidėjus burną. Geras. Norėčiau atsigerti, bet dar negersiu. Ir trečią ant viršus, kad jau taip gero nebūtų. O, va čia tai aštrumas. Šitie bomžpakė šitas, manyčiau, kad tiktų challenge'ui kažkokiam. Šiaip skonis labai geras, bet aštrumas, tai lupas griaužia viską aplinkui. Norėjau su to pačiu pasivalyti dabar dar akis, bet gerai, kad apsigalvojau, nes būtų išvišikna. Prakaitas va iš karto muša. Geras. Ta prasme, geras dėl aštrumo. Kad kikina kaip turi būti. Oh my god. Ir kuo toliau to baisėja. Geras. Čia natūraliai tokia kūno būsena, ta prasme, priešinamasis prieš gaisrą. Mušimas prakaitų bando gesinti. Dega viskas gumurys. Mėgstu aštrį, bet čia jau dar. Na, aš nedarau čia challenge'o, taip tai, jeigu būtų challenge'as, tai privalėčiau suvalgyti viską, bet ne. Dar vieną šaukštą paimu. Jau burna net nemalonus deginimas toksai. Rankos pradėjo drebėti. Skonis geras, bet viskas paskutinį. Svarbu lupas nusivalyti. Jau viskas. Svarbu lupas nusivalyti, nes degina viską. Ištins būčiau kaip bežionės raudonas užpakalis. Oi, atsiprašau, kad keikios. Eik, tu savo, penktas iš vis. Paskutinis toks buvo. Nosis bėga, viskas bėga. Gerai.
Nu, va čia tai aštrumas. Geras. Bet kiek girdėjau, kad čia dar nebuvo pats aštriausias. Teptynės dabar išgerčiau 5 gramų, jaučiu ugnim išspjaučiau. Nu gerai, va, išgeri, atsigeri, tam kartui jau kol geri labai nueina ir va, grįžta dar labiau. Gerai, biškį palaukiu, kol nu... Eina saudė sunku. Nepūs karšto oro iš savęs. Tuoj ateinu atgal. O, biškį net į lauką teko išeiti. Kas mėgsta aštriai, tikrai rekomenduoju 10 iš 10. Aštrumas kaip turi būt. Ką, šiandieną padarėm tokią fiestą savo skrandžiui. Nežinau, kaip bus, kad nebūtų fiestos tualete. Na, tikiuosi ne, bet biškį įsipyliau atsigerti. Tai šiandieną tokius va neeilinius patiekalus ragavome. Tai yra žarnokai, skrandžio sriuba ir ramenas super aštrus. Iki šiol praėjau kokių 10 minučių, gal sakyčiau. Iki šiol dar kikina, kaip turi būt. Все, hebra, už tokį ragavimą iš tavęs būtinai like paspausk. Na, čia savęs išbandymas irgi toksai savotiškas. Bet gerai, paragavo, žinosim, ko neberagavo. Nieks nesiūlykit čipso tikrai to neragausiu, o ten sakė, už šitą rameną dvigubai kikina. Tai to nelabai, ne, tikriausiai ne. Na, vienu žodžiu, būtinai pakomentuokit po šio video. Gal esat jūs kažkas ragavęs tokį bomžpakį, kokie buvo jūsų pojūčiai. Na, taip pat pakomentuok, ką norėtumėte išvysti. Dar taip pat neeilinio paragavimo. Na, ir taip pat, jeigu galit kas nors, prisidėkit prie mano kontento kūrimo, prie mano kanalo augimo. Tai kaip ir sakiau, paskrolinam į kairę širdutę su žodžiu thanks. Taip pat po šio video aprašyme, ten rasite nuorodą į mano Contribui accountą, į mano PayPalą, taip pat į mano Facebooką ir mano e-mailą, kur galite su manim susisiekti. O šiandieną linkiu jums sekmadienio gero vakaro. Nedarykit jūs sekmadienį vakare tokių fiestų savo skrandžiui, nes po to gali naktį tekti fiestą daryti tualete. Iki greito.